pasitikėjimo savimi meditacija. Atsisėsk arba atsigulk patogiai. Įsitikink, kad tavo nugara tiesi, o rankos ir kojos nesukryžiuotos. Pajausk savo kūną kaip visumą, erdvėje, kurioje esi. Pajausk erdvę, kurioje esi iš kairės, iš dešinės pusės. Pajausk, kaip kūnas liečiasi į paviršių, ant kurio guli ar sėdi. Pamėgink sąmoningai atpalaiduoti savo kūną. Jeigu jauti įtampą kažkuriose kūno dalyse, pamėgink sąmoningai šią įtampą atleisti. Na, dabar nukreipk dėmesį į savo galvą. Pamėgink sąmoningai atpalaiduoti savo galvos viršugalvį. Atpalaiduok savo akių vokus, nosį, lūpas, ausis, žandikaulį. Atpalaiduok visą savo kūną. Na, dabar susijung su dabarties akimirka, nukreipia dėmesį į savo kvėpavimą. Pajaus, kaip oras įeina pro nosį, leidžiasi žemyn gerkle, patenka į krūtinę, į pilvą ir išeina. Šiuo metu niekas nevyksta, esi tik tu ir tavo kvėpavimas. Pamėgink kiek įmanoma susiaurinti savo dėmesio lauką ir tiesiog būti su savo kvėpavimu nosies srityje. Būk su savo kvėpavimu, tokiu, koks jis yra šiuo laiko momentu, nevertinant jo, nekontroliuojant. Oras įeina ir išeina. Galbūt ateina įvairios mintys, bet tu neprisiriši prie jų. Tu leidi joms ateiti ir išeiti. Tu leidi savo pabūti šį laiką su savimi, dabarties akimirkoje. Dar keletą akimirkų pastebėk savo kvėpavimą nosies srityje. Pastebėk, kaip oras įeina ir išeina. Įeina ir išeina. Laikas, kurį tu dabar skiri sau, tai investicija į tavo vidinio potencialo išlaisvinimą. Nepaisant visų tavo patirčių,
kurios buvo praeityje, vidinių ir išorinių ribojimų. Kiekvieną naują dieną tu gali rinktis judėti į priekį, link savo svajonių. Visi ribojimai egzistuoja tik tiek, kiek tu jais tiki. Na, o dabar įsiklausyk į žodžius ir kiek įmanoma perleisk juos per save. Įsisąmonink juos ir leisk savo būti vedamai mano balso. Leisk savo išgirsti ir įsisąmoninti viską, kas bus sakoma šios meditacijos metu. Tai yra labai stiprios mintys, kurias klausantis kasdieną, tu lengviau pasiduosi kūrybiniam procesui, tėkmei ir savo potencialo išlaisvinimui. Šiandieną aš renkuosi perkelti savo dėmesį nuo ribojimų ir baimių į galimybės ir augimą. Pasaulis kupinas galimybių ir aš joms atsiveriu. Pasaulis gausus įvairiausiais ištekliais. Ir šių išteklių užtenka visiems. Šiandieną aš renkuosi perkelti savo dėmesį nuo įsivaizduojamo tobulumo į konkrečius veiksmus ir patirties auginimą. Aš atlieku visus savo darbus, planus maksimaliai gerai tiek, kiek aš galiu šiuo laiko momentu, šiuo gyvenimo periodu, paleidžiant norą atlikti viską tobulai. Aš renkuosi progresą vietoj tobulumo. Aš nereikalauju iš savęs itin greito žaibiško rezultato. Aš duodu laiko ir erdvės savo augimui. Klaidos yra natūralus procesas ir aš renkuosi matyti ne klaidas, o pamokas ir patirtį, kurias jos man duoda. Ir toliau tęsiu savo kelią ir einu link savo tikslo. Kai mano galvoje atsiranda abejonės ar negatyvios mintys, aš nepriimu to kaip realybės. Aš priimu tai tik kaip mintis, atėjusias man į galvą, kurios nieko neturi bendro su realybė. Ir aš renkuosi
paleisti visas abejonės ir ribojančias mintis, bei toliau daryti tai, ką reikia daryti. Ir tai, ką man patinka daryti. Aš esu čia, kad mėgaučiausi gyvenimo patirtimi ir pasiūlyčiau kitiems savo kūrybą, savo paslaugas, savo darbus ir veiklas. Dalinimasis savo kūryba yra mano pašaukimo dalis. Ir tai, ką aš kuriu, reikalinga pasauliui. Mano teigiamas nusiteikimas, kasdieniai maži žingsniai ir veiksmai kuria mano naują realybę. Realybę, kurios aš noriu. Aš renkuosi į gyvenimą žiūrėti žaismingai, tarsi į kūrybinį procesą, tarytum į kūrinį, kur aš galiu daryti viską, ką tik noriu, kur aš esu autentiška ir esu pagrindinė šio kūrinio autorė. Dar keletą akimirkų pabūk su šiomis mintimis, kurias ką tik išgirdai. Įsisąmonink jas, perleisk per save, pajaus, kaip maloni energija užliejo tavo kūną atliekant šią meditaciją. Leisk sau pabūti šiame jausme, šiame tikėjimo, kūrybos ir atsipalaidavimo jausme. Leisk sau pabūti šiame jausme, tikėjimo, kūrybos ir atsipalaidavimo jausme. Na, dabar mintimis grįžk į erdvę, kurioje esi. Pajausk savo kūną, paviršių, ant kurio sėdi ar guli. Jeigu norisi, gali pajudinti rankų pirštus, kojų pirštus. Pajausk savo kūną kaip visumą. Ir dar keletą akimirkų pabūk su savo kvėpavimu. Ir kai būsi pasiruošusi, užbaik šią praktiką.